Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir dabar mes turėsim seriją laidų apie pirties įrengimą. Ir aišku, čia jau pirtis iš dalies rinkta, bet pats procesas dabar pats įdomiausias ir pats svarbiausias, ką galėčiau parodyti ir aptarti. Tai čia bus keletą serijų, keletą laidų, kur išdėstysiu visus etapus rengimo. Tai pradedam. Pirma serija. Pirma dalis. Tai pirma dalis tokia, kad parašėm pirties kontūrus. Aš biškį nueisiu iš šoną, nes čia, taip, čia pirties kontūrai prasidėjo. Jo, čia bus biškį čia netvarka, džakuzė. Jinai čia užpakuota, paskui išpakuosiu, parodysiu, čia bus terasa aplink. Dabar čia tos pirties kita pusė apšiltinta su specialia kieta vata ir ant jos yra tokia, kaip sakant, folija. Ir čia jau praeina pečiukui kabeliai, kolonėliam kabeliai, vanduo, vienu žodžiu, dar vienas jungimas elektros čia, dar vienas bus, vienu žodžiu, viskas, kas reikalinga praeina. Paskui dar folija ir dar papildomai dar viena korotop. Ten bus rotoblasto plėvelė, kuri, vienu žodžiu, o čia, tarkim, folija, paskui rotoblasto dar plėvelė ir tokia Aquafia titnagio plokštė. Taglio, atsiprašau. Vienu žodžiu, ir dabar jau čia bus akmuo, dar mes važiuosim į viršų, čia bus specialūs stikliukai tokie, parodysiu, labai įdomi, švies per kiaurai. O čia irgi vanduo, elektra, tą pusę. Čia pirma pirtis bus, kur kai jinai bus neveikianti, bus čia rekuperacijos išvedimas, ištraukimas, kad išsiurbtų drėgmę. Tai bus visą laiką uždaryta rekupas, bet kai neveiks pirtis, rekupas veiks. Tai čia tokie momentai. Pirmą kartą darom, bet pasižiūrėsim, pasiteisins, pasakysiu. Toliau, kad viskas ventiliuotųsi, yra tokie nedideli, kaip sakant, oro tarpeliai, paskui ant jų bus penketukai ir ant tų penketukų bus įdiklai ir kabantis gultai. Jau čia įdiklas yra, kabantis gultai. Bus įdiklai ir kabantis gultai. Jo, tai dabar irgi apačioj yra ta vadinama plokštė, kuri yra Aquafia ir ant juos klijuosis plytelės ir ventiliuosis po jom. Tai tam tikrai padaryta, kad būtų lengvai valyti. Paskui, šiandien dar praėjau viską su Penosil, galima sakyti, hidroizoliacija tokia lauko, labai gera. Viskas, prasandarinom. Absoliučiai viską. Ir tada dar prasandarinau čia, kad vanduo nutekėtų per čia. Čia reikia irgi prasandarinti labai. Jo, ir dar čia bus plytelės, pačios. Jo, dabar trapai, kaip matot, per visą ilgį. Ir dar ne viskas, jeigu matot, labai gerai matosi dar šildomas kilimėlis per visą ilgį. Čia bus pečiukas stovės, čia vanduo, čia gulintis, toks kabantis, vienu žodžiu, gultai, 1,20 m ir čia 90 ir dar išsitraukantis bus, dar svarstoma jo, vienu žodžiu, ir L raidė tokia bus gultai, L raidė. Jo, termomediena vertikaliai, čia bus horizontaliai, visa apdaila. Tai dabar dar kokią savaitėlę
nes, taip stipriai neskubam, bet reikia padaryti ir labai įdomiai duris. Jeigu pastebėjot, kampe įstrižai. Taip pat įstrižai tos duris, nes taip nusprendėm, nes į tą pusę suvalgo vietos ir kad tas tiktų, tai gavom tokie įstrižai padaryti. Nieko, padarysim įstrižai. Dabar čia lygiai tas pats, čia bus dušas ir tos plokštės. Iki čia daeina mediena ir dar čia susijungs, dar medžių trūksta. Tai specialiai pirmiausia plokštės. O čia irgi bus medis iki krašto. Viršuje viskas irgi bus ta plokštė. Šiandien praėjau irgi ir čia prasandarinau apačioj. Ir čia prasandarinau. Ir visur čia išsandarinta ir specialus trapas. Iki čia daeis plytelės. O čia jos atsistoja. Jo, ir tokiu būdu visas vanduo čia nubėga. Ir tas trapas nemaišo visiškai maudytis. Dar čia svarstom, gal čia bus sėdimo vieta. Bet čia pamastymai. Pamastymui dar, sako, labai patogu. Pagalvosim. Ir visus tarpus irgi su specialia hidroizoliacija prasandarinam. Ir čia. Ir čia. Tai čia tokie momentai. Ir irgi, jeigu matot, pastebėt, kelimėlis iki pat galo, elektros kelimėlis, viskas čia, kad būtų lengva išdžiovinti visą. Ir čia viskas prasideda, elektros kelimėliai, visur. O, tai čia tokia pirma laida, susipažinti su visam, apsakant, su visa pradžia. Dabar dėl matmenų. Tiksliai dabar reikia atsakyti, o aš jau ir nelabai atsimenu. Apie 2,75 taip. Net iki 3 atrodo, kažką. 2,95. A čia 2,75. Ir padariau 2,25. Paprašė padaryti 2,35. Bus po apdailos. Dabar 2,40. Bus sumažės dėl tų visų sluoksnių ir bus 2,35. Šiaip aš geriau mėgstu, kai būtų 2,35, bet, prašom, padarėm, viskas, jokių problemų. Ir tiek. Ir dabar naudojam, aišku, geriausias medžiagas, rotoblastą specialią plėvelę, kuri skirta grinai pirtims labai sandari. Visas tas paėrėm su tokio vadinamo Big Fog. Čia yra, mes kaip vadinam, Šreku esvis, kad vienu žodžiu būtų sandarumas, nes visur kur pragrėžta, tai kad nebūtų jokių išėjimų oro ir kondensato. Ir tokiu būdu dirbam toliau, bus viršuje uždaroma, tai jūs visas tas kitas momentus matysit, viską parodysiu, viską, taip sakant, užfiksuosiu. Ir tolimesniuose laiduose parodysiu kitus etapus. Tai dabar tokia stadija. Čia viena, kita. Čia mes grinai apie pirtį kalbėsime ir tiek. Tai čia toks. O čia tai toliau matysit apdailą. Tai čia kituose laiduose apie tą apdailą. Ir tas jau aš kalbu ir apie tas apdailas ir viską. Tai čia, sakant, atskirai. O pirtis, tai čia. Ir jinai bus daroma dar, sakau, apie savaitę. Tai kokias 5-6 laidas padarysiu, galėsite išnagrinėti, pakartoti ir patys savo mažiau padarant klaidų padaryti kokybišką, gerą, įdomią pirtį. Tai tiek. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjos. Iki kitų kartų. Sėkmės jums. Iki.